ir juokaujant, tai man tiesiog patinka judantis vaizdai. Prasidėjo tai tikriausiai labai seniai. Prasidėjo kokiais dar prieš pandeminiais laikais, kaip studijavau menotyrą ir buvau tokioj gilioj krizėj. Ir tada, kas man padėdavo, tai padėdavo tik vilnelė. Ir kažkaip prasmę tada jausdavau tik prie vilnelės. Ir tas jausmas, kad jauti kažkokią prasmę vien tik gamtoj, mane po to lydėjo ir magistro laiku. Ir tos saugos bandymas atrasti tas terpes, kur mes esam suaugę su gamta ir vienas su kitu per tą tokį gamtiškumą ir tokias juslinės patirtis tikriausiai ir atvedė iki šitos parodos. Atsigręžiau iš esmės savo mamą ir atsigręžiau į tą ryšį su mama, kad mano mama pati gyvena miške ir aš pas ją važiuoju ir savaitgaliais ir kitu laisvu metu. Ir mes laiko daug leidžiam gamtoj, eidamos į mišką pasivaikščiot. Ir tas mamos santykis su gamta ir mano santykis su gamta, man atrodo, mus labai suartino. Tas ryšys su mama ir ryšys su gamta kažkaip labai fiziologinis, kad kartais irgi jautiesi kaip tokia gamtos būtybė, kaip išeini į patį mišką, pamiršti, kaip ten atrodai ir tarsi esi tarp gyvūno ir žmogaus, jau tą tokį santykį truputėlį su ta kultūra pameti ir iš to irgi plėtojasi, manau, tokie performatyvūs veiksmai, kurie matomi irgi video, tiek ir laukinis švelnumas, tiek ir šiame naujausiame darbe. Tai tas toksai fiziologiškumas ir žmogaus kaip irgi gyvūniškos būtybės pajautimas ir per tą tokį mamos ir manęs biologiškumą, nes toksai irgi juokingas faktas, kad mes su mama atrodom beveik identiškai, tas metų skirtumas 27 tik yra, bet man atrodo, kaip aš būsiu po 27 metų, atrodysiu beveik taip pat. Tai tas per fiziologiškumą ir žmogaus gyvūniškumą ir per tą tokį motinos ir dukters neatsiejamą kažkokį ryšį, jisai taip ir pusiau tiesioginiai, pusiau netiesioginiai ir susiliejo. Ir čia yra pokalbis su mama įrašytas ir apie mūsų santykį su gamta. Ir po to taip ganėtinai rutuliojosi, kad pagalvojau, kad kažkaip tas toksai gamtiškumas ir santykis su gamta yra tokia labai kaip ir biologinė dalis. Tai čia pokalbis su mama kūrinys yra iš ciklo Simbiozė. Ir tada kilo paanalizuoti samanas kaip tokias ir paanalizuoti jų ir biologinės savybės. Ir buvo labai toksai gražus momentas, kad atradau, kad samanos dauginasi ir vegetatyviškai. Tai yra, jos tarsi save klonuoja ir tampa motininio augalo klonų. Ir man tas ryšys labai tarp mamos ir samanų tokio dauginimosi labai patiko. Ir tada nutiko šitas bandymas sujungti tokios mitologinės pusės su biologinė pusė ir nutiko ir tada apie kerpes, kaip jos mutualistinę simbiozę sukuria. Ir tada apie grybus, kokie jie yra irgi paslaptingi ir tarp gyvūno ir augalo. Ir tada į tokį rituališkumą perėjo. Ir čia yra vienas iš ritualų irgi filmuotų su mama. Mitologiniai šaltiniai tai kildavo iš to, kad man labai pradėjo rūpėti, kaip ten visos tos bobutės mūsų rinko žoleles, rinko ir gydymo tikslams. Ir tada atradau, kad tos visos žolelės turi ir tokio labai mitologinio
atspalvio, kad ten tos marinos pritraukia meilę ar susijęs su graikų mitologija. Ir ta mitologija taip truputėlį vis maišėsi ir persipynė, kol galiausiai atsidūrė mano magistro baigiamajam darbe Laukinis švelnumas, kuris yra toje salėje. Ir ten ganėtinai ir krikščioniškos mitologijos ir pagonybės atsiranda ir terpės maišosi tarp pagonybės ir krikščionybės. Man labai iš esmės patinka stebėti gamtą ir tas mano gal meninis tyrimas ir pati kūrybinė praktika iš to ir rutuliojosi ir man patiko stebėti. Ir tas stebėjimo žvilgsnis per kamerą irgi įgavo tam tikrą tokią meditatyvę praktiką, kad aš anksčiau būdavo tiesiog einu ir filmuoju, nežinau, kas iš to bus, bet tiesiog filmuoju tuos augalus, kaip jie būna ir juokaujant, tai man tiesiog patinka judantys vaizdai. Tekstas pas mane meninėje praktikoje irgi jinai yra svarbus ir svarbus iš tos pusės, kad tikriausiai aš atėjau iš menotyros ir tada tik tai į menus. Ir tekstas man pradžioje buvo tokia kaip ir saugi terpė, nes aš jį supratau kaip konstruoti ir ganėtinai ir rašau ir pasirodė porą publikacijų kultūrinėje spaudoje. Ir būna tokių įdomių faktų, kaip žmonės ateina ir sako, bet tam tiesiog pasakojimus rašai. Sakau, ne, ten labai daug yra ir fikcijos momentų, bet kartais man sunku atskirti, kur tai yra fikcija, mano bandymo atgaminti tam tikras istorijas ir atgaminti tam tikras patirtis, o kur tai yra visiškai realybė ir mano vidinio pasaulio plotmės. Aš bandau žiūrovą nuo pat pradžių įvesti į pačią parodos erdvę ir tą parodos erdvę sutraukti ir padaryti tokią pusiau mistišką ritualinę erdvę.